Bet labai greta keits vis tas vaizdas. Ir greita bėgt filmuoti, kai ir taip. Auriks nesuprant, ko aš čia filmuoju iš pat ryto, ne Auriku? Kai ta mama daro, neleid mėguot vaiką. Pamėguok dar, eina, aš kavos pasidaryti. Ką pasikeitė, dungus? Už kelių minučių saulait patekėjai. Nu, einam gert kavytis. Skanių pusryčių, draugučia, man balsas prikėms. Kelkis, Saulė, kur esi? Labas rytas. Pakelteisi? Na, įjung kamerą. Kur jau važiuoji? Nejung aš tos kameras. Nu. Tikra. Kur čia važiuoji jau? A kur čia važiuoji? Na. Tiek nesam. Labryt. Labą rytą. Labas, kaip sekas? A važiuoji pas mamą Saulyt? Pasakok. Nu, Važiuoju, ko darysiu, norėk važiuoju. Rėk mamą aplankyti. Tokį tai pralesu gražų, ko darysi. Jo, rėk. Gerai, amžink man, ko nors nufilmuok Saulytį, gerai? Ne, ko čia prifilmausiu. Kapines Rietavą nufilmuok. Savo tėviški, jeigu tai nuvažiuosi. Šitas prisimėgėlis labai fainas. Ir va, čia va taip susirai. A lėkiam, Mari? Lėkiam? Lėkiam į miškelį? Užteks mėgoti. Užteks čia tau mėgoti. Nu, lėkiam. Tinginis, koks tinginis užgulis, mama. Lėkiam, Mariukau. Reik pradėti dieną. Pradėkim dieną. Va taip. Tai nelieksim šiandien. Nelieksim. Tinginiukas esi. Aš labai nemėgstu angliškų žodžių. Klausau labai gerą laidą. Jeigu man ten sako, ne, bet čia yra Pradėk iš naujo. Čia su Giedrium Savicku. Man iš vis tas žmogus kažkoks pavyzdys, koks turbūt tiek ir žmogus, tiek ir svirs. Šiandien sveikatelė nelabai, net kamerą su Auriuku nepasiėmėme mišką važiuodams. Suradau, kad turiu bulvių ir suradau šalitui silkis, kad turiu. Tai va, tokie bus pietukai mūsų. Mano pietukai, man vienos. Čia galbūt netgi 2-3 dienų pietą. Biškai apsitvarkėm. Dienėl šiandien bus labai graž, bet sveikatas man nelabai ir. Gal pagerės. Auriukas pasilakstęs. A pasilakstė? Auriuku, tai nesvarbu, kad mam serga. Anam reik bėgti miškai, tempti mam per miškus. Ane, Auriuku? Tau tai neįdomu. Tau reik lakstyti. Nu, bet nieko, pasilakstėm. Ir dabar galvoju, gal pavalgysiu, atsigersiu kavytis, sumontuosiu dar vlogėlį.
Gal krapštysimės namukus šiandien. Simto, ar ne? Nu jo. Nu jo, ta pasiūlė. Nu pasakykit, kam ir taip skane. Virta bulvė su lupena ir tikras sviests su druskeliu. Čia turbūt tik žemaičiam ir skane taip. Ir va dar toks žemaitiškas maistas, kur man irgi labai skane. Turbūt tik tos mums čia lietuviams galbūt skane tu kepėta. Skanaus, draugučiai, skaniai. Parašykit, ar mėgstat tokį maistą, kokį aš šiandien valgysiu. Kas čia bus, Ariuko? Nu, gali. Šonelį. Taip mes valgom, ane, Ariuko. Taip mes pietaujam kartą. Parodysiu tų suknelę, kur nusipirkau ne vakar, bet prieš kelis dienas, kada aš čia buvau, šeštadienį buvau Fretex. Čia ir Dorothy Perkins pagaminta Turkijos suknelė. Bet ta medžiagėlė tikrai neatrodo sintetik. Gan gera pagaminta. Mokėjau 99 kronas. Aš 99. Ir matai, dar ir čia vasagutė. Man yra, aišku, nebuvus net nešiuoti, kad manau, reik man išsiplauti. Bet aš niekaip nerandu, kokį čia ir medžiagas. Negalim plauti skalbimo mašiną. Išsiplausiu rankom. Bet tik labai maloni suknėti. Ir to suknėti pirkau irgi iš Fretexo. Ta kainavo 199 kroną. Irgi dydis vavytė. Labai maloni, 30% vilnas. To reikia išsiplauti. Manau, aš apsimausiu, kai važiuosiu į Lietuvą. Apsimausiu jau tus batus. Sezoninius saugus vadinukus. Ir va čia matas, kad nėra dėvėta. Ir va siūla kažkas čia dar pridėti, jeigu matas, kad nebuvo apsimauta. Kina, bet mokina padaryti ir moka ir gerą padaryti ir blogą padaryti, žiūrint kam dar. Nu ir išbandysiu dabar to pūko nurinkėjai. Čia ir toks su pakrovėju. Mes nusipirkom, kada pirkom tuos neatsijimtus siuntinius, kur buvom prisipirkę ir niek ten ger nebuvo. Daug ko aš išmečiau, bet galvoju, gal tas dalyks ir gers iš tikrųjų.